Taigi, labą dieną visiems surinkusiems šičia. Šiandien paminėti ypatingą dieną, savame suprantama, bet kartu ne tik tai šitą dieną, bet ir visą procesą. Ir aš manau, kad tęsime klaipėdiečišką tradiciją, kuriame bus pristatomos įvairios nuomonės apie įvykius vykusius 1988-1991 metais, bet žinoma ir bus galimybė dalyvauti ir auditorijai ir jiems taipogi pasidalinti tam tikrais įspūdžiais, mintimis ir panašiai. Tik tai, žinoma, labai norėčiau, kad viskas koncentruotųsi į būtent tų laikų įvykius, nebandant susijęti su dabartimi ar panašiai. Palikime tai politologams, žurnalistams ir kitiems socialinių tinklų žvaigždėms. Tad pačioje pradžioje norėčiau pristatyti tos pagrindinius diskutantus, vadinkime taip, ir prelegentus. Daktaras Titas Tamkvaitis, Mažos Lietuvos istorijos muziejaus darbuotojas, kuris beje yra vienas iš ekspozicijos rengėjų. Arvydas Juozaitis, tų įvykių dalyvis ir, kaip sakoma, nuo pradžių ir iki šiol, žinoma, aktyvus žmogus kultūrinėme Lietuvos lauke, Vytautas Valevičius, taipogi pirmosios miesto tarybos narys ir taipogi tų įvykių dalyvis. Na ir žinoma, mūsų šeimininkas Jonas Genys, šito muziejaus direktorius. Tad aš manyčiau, kad visas mūsų renginys truks maždaug 1,5 valandos maksimum su viskuo. O dabar aš tada žodį suteikčiau šito muziejaus direktoriui, šeimininkui, daktarui Jonui Geniui, prašau vieną. Sveiki gyvi, miela matyti, norinčių kalbėti. Tiesą pasakius, toks startas buvo vakar duotas prie savivaldybės laužų deginimo ir visoj dideliai ceremonijoje, kurioje beje labai, manau, visi nustebom, kurie dalyvavom, labai buvo daug jaunų žmonių, buvo, net pagalvojau, kas juos suvarė, aišku, turbūt nesuvarė, bet jie patys suėjo. Tai štai kalbame ir tą sausio 12-13 istorijos temą nutarėm pratęsti muziejuje ir pakviesti mus. Proga yra ir kita, ne vien tik tai sausio 13 baisus įvykiai Vilniuje ir kitur, tame per Klaipėdoj. Aš manau, tie, kurie vyresni esame visi, tada buvom susitikę Liepų gatvėje ir kitur, kur reikėjo būti, kur buvo įtampų. Kas esat jaunesni, tai tiesiog galimybė mokytis, tai yra tam tikra istorijos paskaita, kurios vadovėliuose taip neparašytų. Muziejus turi vieną naujieną, būtent šiandien pristatome tuo pačiu ir pabaigtą šito Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją ir būtent paskutinę temą skirtą Lietuvos nepriklausomybės keliui nuo sąjūdžio laikų, nuo sąjūdžio įkūrimo iki pat sausio įvykių. Tai štai yra toksai, mes galbūt būtumėm pasirinkę kitą formatą šitam paminėjimui, bet vis tik pagalvojame, kad pačioj ekspozicijoje yra labai nedaug vietos ir tą pokalbis jisai tiesiog toks biškutėlį būtų komplikuotas dideliu skaičiui žmonių. Todėl taip, padarėme lyg ir 2 renginius, tai yra ekspozicijos atidarimą, sakome, taip atidarome. Ir antras dalykas, pati diskusija vyksta mūsų mansardoje, kur tikrai visi telpame. Prieš pradedant diskusiją noriu padėkoti žmonėm, kurie prisidėjo prie ekspozicijos įrengimo, teikdami ne tik konsultacijas, bet teikdami ir pačią medžiagą, kuri yra panaudota. Ir iš tikrųjų, galbūt neturiu tiek galimybės ir tiek laiko kalbėti, kiek buvo net ir
netikėtumų, atrandant medžiagą, kuri yra patalpinta į ekspoziciją. Tai yra ir filmuota Klaipėdos medžiaga, ir Vilniaus centrinio archyvo labai įdomus eksponatai, Lietuvos centrinio valstybės istorijos archyvo. Ir kita medžiaga, kuri iš tikrųjų labai gerai, kad jie atėjo, kad ji rado vietą ekspozicijoje ir rado vietą tame pasakojime. Tai štai, kad muziejus lyg ir pasijuto geriau, užbaigėm ekspoziciją ir užbaigėm tais įvykiais, kurie yra jau dabar, kuo toliau, tuo daugiau tampa istorikų tyrimų objektų, memuarų objektų ir panašiai. Primenu, kad padėkoju žmonėm, kurie prisidėjo prie ekspozicijos. Tai Vygantui Vareikui, profesoriui, daktarui universiteto. Tiesiog jo graži medžiaga yra susijusi su Sąjūdžio suvažiavimu Vilniuje, ji irgi apačioje yra dokumentai pateikti, originalai ir eksponuojami. Vietoj Kvaracėjų aš jo nemačiau. Ekspozicija paaiškėjo, kai jis dirbo tuomet ir Lietuvos televizijoje ir filmavo atskirus įvykius tokius, kur, jūs kai kas tikrai save rasite, ir yra kai kurie miesto valdžios atstovai, kurie aktyviai ten pasirodo filmavosi. Ir tai yra originali medžiaga, Vito 5 temos yra nufilmuotas. Na ir Klaipėdos dizaino centrui, kuris visą tai padarė ir pavertė visumą, pavertė ekspoziciją, ar yra dizaineriai. Nei Lino, nei Kito. Nėra. Mes paklokime. Ir yra dar vienas labai įdomus žmogus, kurį atrado Titas pačioj pabaigoje. Jis yra šitos ekspozicijos, taip sakykime, didysis kalvis, kuris sukalė viską į vieną vietą. Ir jisai prisiskambino Zigmui Vaišvilai, jūs tokį Sąjūdžio žmogų atsimenat, privertė jį labai operatyviai padaryti nuotraukas, tas nuotraukas nuskanuoti, atsiųsti, ir dalis tų nuotraukų, kurios susijusios su Vilniaus siužetais, mes gavome iš Zigmo Vaišvilos ir jį kvietėme atvykti, bet taip supratau, lyg ir ne. Tai štai, ačiū kūrėjam. Dėl ekspozicijos pasakysiu taip, po šito pokalbio, kas turite laiko, pažiūrėkite, apeikite, kas be ko. Kažko truks, kažkas sakys, kad manęs ten nėra, žiūrėkit ir panašiai. Dovanokit, taip jau yra istorija toks mokslas, kuris neatmeta žmonės, bet ne viską parodo, nes paprasčiausiai šaltinių nėra. Tai aišku, jūsų tiesiog ten šaltiniai nebuvo, jeigu pasigesit, sakykite, aš ten tikrai buvau, aš turėjau būti. Tai šita ekspozicija yra tokia, šiuolaikiška, labai gyva, tai yra apie mus, apie mūsų epochą, apie mūsų žmonės. Ačiū kūrėjams. Na ir ką, dabar profesorius moderuokite, prašau. Na kągi, galbūt pradžioje reikėtų padaryti įvadą. Ta prasme, įvadą į tos įvykius, ir mūsų jaunasis kolega, Klaipėdos universiteto augintinis, daktaras Titas Tamkuvaitis, dabar dirbantis muziejų, kaip jau gerbiamas Jonas minėjo, šitos parodos pagrindinis kuratorius ir organizatorius, pateiks jums istorinę apžvalgą būtent šitų įvykių, žinoma, su klaipėdietišku akcentu. Prašau, Titai. Dėkoju už pristatymą, malonu čia matyti visus jūs susirinkusius. Na, kaip jau ir buvo minėta, per 10 minučių pristatyti tokią temą kaip atgimimo laikotarpis 88–91 metais yra pakankamai sudėtinga, bet mes jau stengsimės tilpti į visus tuos mums iškeltus laiko limitus. Taigi, pradėkime. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atsiradimas 1988 m. birželio 3 diena, įsteigiamas Vilniuje iš esmės
sąjūdžio iniciatyvinės grupės praktiškai kaip ir štabas, iniciatyvinė grupė, pagal kurią vėliau eis visos kitos. Čia apačioje matome vieną iš to laikotarpio užfiksuotų akimirkų iš Zigmo Vaišvilos archyvo. Ir vis dėlto, kas privedė prie tokios situacijos, kad sąjūdis apskritai galėtų atsirasti, tai suprantama 1985 metais prasidėjęs Michailo Gorbačiovo laikotarpis, kai ideologiniai varžtai buvo gerokai atleisti ir atsirado galimybės atsirasti tokiom organizacijom kaip Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Kas įtakojo tokį procesą Lietuvoje, tai suprantama 1988 m. birželio 13 d. Estijoje įkurtas Liaudies frontas, kuris iš esmės yra Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio analogas. Balandžio mėnesį. Atsiprašau, balandžio mėnesį. Taigi jis davė postūmį tolimesniems panašiems dariniams Baltijos šalyse. 1988 m. spalio 22-23 d. Vilniuje vyksta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Jame buvo deklaruojama, kad pagrindinis sąjūdžio tikslas yra viešumas, demokratija ir valstybinis ekonominis, kultūrinis suverenitetas. Tuo metu jau mintys apie nepriklausomybę buvo pribrendusios, Lietuvos laisvės lyga sakė, kad jas reikia įgyvendinti iš karto ir nelaukiant, bet Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovai ir vadovybė suprato, jeigu tai bus padaryta tuo metu, tai šitas judėjimas labai greitai bus užgniaužtas ir iš esmės sunaikintas. Todėl buvo pasirinktas suvereniteto variantas. Kada įvyko tas lūžinis momentas, kada sąjūdis jau iš tikrųjų išeina į areną kaip nepriklausomybės siekiantis judėjimas, tai įvyko 1989 m. vasario 16 d. jau Kaune buvo pirmą kartą taip viešai pasakyta, kad sąjūdžio atstovai daugiau nesiruošia kovoti vien tik dėl suvereniteto, bet jau ruošiasi eiti konkrečiai nepriklausomos valstybės modelį. Suprantama, pagrindinis veiksmas sąjūdžio vyksta Vilniuje ir Kaune, tačiau ir Klaipėda nelieka šone. 1988 m. Liepos 6 d. susirenka pirmoji Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Klaipėdos iniciatyvinė grupė. Štai matome čia tų žmonių sąrašą ir jų išsikeltą rezoliuciją, kokių tikslų yra siekiama. Tai suprantama, Klaipėdos sąjūdiečiai daugiausia orientavosi į kultūrinę sritį. Buvo siekiama, kad miestiečiai atgautų piliavietę, kad būtų pakeisti Klaipėdos gatvių pavadinimai. Ir atsižvelgiama į gamtosaugos problemas. Po 3 dienų vykstant jūros šventėje, pasinaudojant tuo, kad vyko grupės Anties koncertas vasaros estradoje, Vytautas Šliogeris perskaitė žmonėms pranešimą apie Klaipėdos iniciatyvinės grupės įkūrimą. Tai kuo užsiėmė šita grupė? Suprantama, gamtosaugos klausimai, mitingai prie celiuliozės fabriko, vasario 16-osios šventinis organizavimas, dešinėje galim pamatyti nuotrauką, laikraščių leidimas, apskritai sąjūdžio ir jo tikslų viešinimas. Ir suprantama, po 88 spalio jau niekas taip neabejojo, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūdis yra jėga, jinai dar nebuvo iki galo išvystyta, tačiau jo jėgomis jau, taip sakant, abejojo vis mažiau žmonių. Tas suprantama kėlė nepasitenkinimą. 1988 m. spalio pabaigoje būtent Klaipėdoje savo veiklą pradeda Sovietų sąjungos vientisumo idėją palaikanti organizacija, tai yra Jedinstvo, bandžiusi sukurti atsvarą apskritai sąjūdžiui, besirėmusi Antro pasaulinio karo veteranų parama,
rusiškos kilmės, rusiškai kalbančių žmonių gyventojų paramą ir tikėjosi, kad, taip sakant, Sovietų sąjunga viena ar kitokia forma, bet vis dėlto pavyks išsaugoti. Sąjūdis pradėjo, suprantama, eiti į konfrontaciją su šita organizacija, mitingai iš esmės vyko vienas po kito. Jeigu vasario 16 vyko vasaros estradoje sąjūdiečių mitingas, tai po 3 dienų, vasario 19, jau ten pat iškėlus Lietuvos herbą, jau vyksta ir jedinstvo mitingas. Na ir sakant, abi organizacijos konkuravo ir bandė išeiti į pirmasias pozicijas, kaip tik tai pačios galėjo. Po sąjūdžio sutvirtėjimo jau 89 metų antrojoje pusėje niekas neabejojo, kad iš esmės Lietuvos persitvarkymo sąjūdis yra jėga, tačiau sąjūdžiui reikėjo pademonstruoti, kad jie yra pasiryžę dėl Lietuvos valstybingumo ne vien tik tai patiems Lietuvos gyventojams, ne vien buvusių socialistinių respublikų gyventojams, bet ir visam pasauliu. Dėl šitos priežasties buvo suorganizuota vadinamoji Baltijos kelio akcija, sujungusi Vilnių ir Taliną. Tas neliko nepastebėta užsienio spaudoje. Iš karto visi suprato, kad Sovietų sąjungai prasidėję pertvarkos procesai įgauna jau visiškai kitokį modelį, negu kad Sovietų sąjungos politinė vadovybė iš pat pradžių planavo. Na ir kokia yra situacija su sąjūdžio politikoje? 1989 m. kovo 26 balandžio 9 d. vykusiuose Sovietų sąjungos liaudies deputatų rinkimuose sąjūdžio atstovai laimėjo 36 vietas iš galimų 42. Tai reiškia, tampa pripažinta ir stipria politinė jėga Lietuvoje. Dar reikšmingesniu sąjūdžio politiniu laimėjimu tapo pergalė 90 metų vasario 24 dienos rinkimuose į Lietuvos SSR aukščiausiosios tarybos deputatų pozicijas. Jau pirmieji šių rinkimų rezultatai atskleidė triuškinamą sąjūdžio persvarą. Na ir visas šitas dalykas galutinėme rezultate atvedė iki 90 metų kovo įvykių. Tai kovo 10 dieną prasideda dar Lietuvos SSR aukščiausiosios tarybos pirmasis posėdis. Jo metu buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija ir išrinkta aukščiausiai taryba, išrinktas pirmininkas, profesorius Landsbergis ir priimamas sprendimas nepriklausomybę skelbti kovo 11 dieną. Kovo 11 dieną buvo paskelbta, kad Lietuvos SSR aukščiausioji taryba nuo šiol vadinasi jau tiesiog Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba. Buvo priimtas sprendimas dėl vėliavos paskelbimo galutinai tautinė valstybinė, dėl herbų pakeitimo ir apskritai viso šito politinės pertvarkos modelio patvirtinimo. Tai taip Lietuvos aukščiausioji taryba pradeda savo veiklą. Netrukus po balsavimo paskelbimas kovo 11-osios aktas, sovietinė simbolika aukščiausiosios tarybos posėdžių salėje yra uždengiama ir iš esmės Lietuvos SSR čia jau užbaigia savo egzistavimo istoriją. Suprantama, dėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo negalėjo nebūti kažkokios tai neigiamos reakcijos. Sovietų sąjunga nepripažino nepriklausomybės paskelbimo, neigiamai vertino dar 1990 m. rugpjūčio 20 d. priimtą miesto tarybos sprendimą išmontuoti Lenino ir pergalės paminklus. Netrukus prie šių paminklų yra rengiami kariniai postai, pastatomi šarvuoti transporteriai. Ir įtampa mieste išauga. Patį piką jinai pasiekė 91 metų sausio mėnesį, kai Vilniuje, suprantama, pabandoma įgyvendinti valstybinį perversmą nesėkmingai.
sausio 11 dieną Sovietų Sąjungos vadovybė priėmė sprendimą jėga įtvirtinti savo pozicijas ir pradedami užiminėti strateginiai objektai ir pastatai, užimamas televizijos bokštas ir įvyksta tie kraupūs įvykiai, kurių metu žuvo 14 televizijos bokšto gynėjų. Kaip klaipėdiečiai galime dar pasižiūrėti, o kas tuo metu vyksta Klaipėdoje. O Klaipėdoje įvykiai yra ganėtinai panašus, mieste juda karinė technika, žmonės renkasi prie valstybinių pastatų ir visi, taip sakant, bijo, ar bus tas Vilniaus scenarijus. Na, miesto tarybos pirmininkas Vytautas Čiapas kreipėsi į klaipėdiečius per televiziją ir pasakė, kad mieste dar yra sąlyginai ramu, bet kada gali įvykti Vilniaus scenarijus, paskatino rinktis prie tų strateginių objektų, bet po dėrybų su karinė vadovybė kraujo praliejimo vis dėlto buvo išvengta. Suprantama, po tokių dalykų Sovietų Sąjunga ištiko politinė krizė, nes sėkmingai pasibaigęs Maskvos pučas iš esmės užgesino visas viltis, kad Sovietų Sąjunga išlaikys savo pradinės pozicijas. Na ir kaip tik po šito įvykio, rugpjūčio 23 dieną, Klaipėdoje išmontuojami jau lygiai po metų yra Lenino ir Pergalės paminklai. Kalbant apie pačią Sovietų Sąjungą, 1991 m. Gruodžio 25 dieną, jau kai iš sąjungos yra pasitraukus Ukraina, be kurios šios struktūros egzistavimas nebuvo matomas, komunistų partijos vadovybėje Michailas Gorbačiovas pasirašo atsistatydinimo dokumentus, virš Kremliaus yra nuleidžiama Sovietų Sąjungos vėliava ir ši struktūra užbaigia savo egzistavimą, bet Lietuvoje vis dar yra jau dabar Rusijos federacijos kariuomenė. Tai Rusijos federacijos kariuomenės išvedimo planą buvo numatyta įgyvendinti iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos. Tas planas buvo įgyvendintas, taip pat kariuomenė pasitraukė ir iš vadinamųjų raudonųjų kareivinių ir 1993 m. rugsėjo 17 dieną Lietuvos vyriausybės nutarimu šis kompleksas buvo perduotas Klaipėdos universitetui ir užbaigiant šiek tiek malosnesnėmis temomis galima pasakyti, kad objektas visą laiką atlikęs mūsų mieste karinės funkcijas iš esmės tapo kultūros ir mokslų židiniu mūsų mieste. Tai tiek trumpas pristatymas apie šią temą. Dėkoju uždėmesį ir visiems linkiu geros dienos. Ačiū labai, Titas. Jaunasis mūsų mokslininkas pristatė tuos įvykius, galbūt kai kurie, kaip sakoma, jos puikiausiai žino čia esantis, kitiems reikėjo atgaivinti atmintį, o kitiems tai buvo gal tik tai ir naujiena, bet dabar beklausydamas ir prieš pradėdamas, na vadinkim taip, diskusiją, aš irgi noriu pasakyti, kad klausantis kai kas atsigamina, tuo labiau kai pats esi tų įvykių dalyvis, kartais kyla įvairiausių tiek prisiminimai, tiek reminiscencijos ir bandymai sulyginti kai kurias klausimus, sulyginti praeitį ir dabartį. Ir štai žiūrėkime, kad kai kurie praeitie padaryti dalykai galbūt nebuvo iki galo padaryti. Kas bebūtų keista, kaip bebūtų keista, bet sąjūdžio Klaipėdoje pradėtas, klaipėdietiško sąjūdžio pradėta tokia projektai kaip gatvių pervadimas pasirodo dar tebėra aktualūs. Bet čia gerai palikit. Tai vis tik tai aš noriu pasakyti vėlgi, prisimindamas iš savo veiklos Klaipėdoje, tuomet buvau Klaipėdos valstybinės konservatorijos dėstytojas, beje, Lietuvos istorija buvo dėstoma, nes Vytautas Žalys pasistengė, kad būtent toksai kursas būtų dėstomas menininkam. Tai 88 metai, galbūt balandį po, čia reikėtų pasakyti po vasario 16 1988 metų, kur viskas buvo kumštyje, kur darbo kolektyvam reikėjo budėti atskirose įstaigose, kad nedaug dievė kažkas trispalvės vėliaus neiškeltų. Ir man pačiam tą naktį teko budėti valstybinės konservatorijos patalpose. Ir pavasarį atėjus kažkas pasigirdo ir štai mes turime šį sykį herojų, tai
Arvydą Juozaitį, kažkas tai apie ir pradėjo eiti per rankas apie kalbą Lietuvos dailininkų sąjungoje Vilniuje. Paskui kažkokie tai neaiškus atgarsiai pradeda eiti iš Estijos, taip pusiau. Bet Klaipėda dar, kaip ir Vilnius, dar šiek tiek miegojo, nors Vilnius pabudo anksčiau, kaip sakoma, birželio mėnuo, bet kai kurie mano kolegos, ne visi savame suprantame, senieji komunistai biški patylėjo, bet jau birželio mėnesį pradeda sakyti, tai Vilniuje kažkas darosi, gal ir čia mes darome, ką čia. Paskui ateina iš tiesų tai, ką Titas minėjo, trispalvė pirmas į Klaipėdoje pasirodo po Antro pasaulinio karo greičiausiai, Anties koncertas suburiantis, paskui iš tiesų tie didieji mitingai prie CBK, vasario 16-osios, bet ir jedinstvos veikla, kas irgi vėl 5-ąją koloną turėjome ir tebeturime. Tvirtai šnekant, nebe tokia galinga, bet tikrai taip, turbūt mano nuomonė. Ir Sąjūdžio suvažiavimas, kur irgi teko garbė dalyvauti. Ir atsimenu tas diskusijas, kur kai kas pasakė, kad nepriklausomybę skelbiam, bet Petkevičius sakė, ne, čia toj tankai važiuos. Tai visa tai, kaip sakoma, atmintyje glūdi ir iškyla įvairūs tokie dalykai, prisiminimai, kurie dabar yra istoriko analizės objektas, bet klausimų yra iš tiesų daug. Tai pavyzdžiui, kaip koks nors klausimas, tai iš kur kilo tas sąjūdis? Tai nuo 88 metų, nuo 85 metų, ar iš tiesų kažkas yra giliau? O tada kažkur visuomenėje tos diskusijos apie Marcinkevičiaus vaidmenį, kurios yra tokios prasmiškos, taigi kaip jis kilo. Na, bet duokime, kaip sakoma, žodį tiesioginiam tų įvykių dalyviui, Arvydui Juozaičiui, pasidalinti savo impresijomis, aš manau taip. Pastaruoju metu noriu vis kreiptis, kai pradedu kalbą tėvynainiai. Nei gerbėmieji, nei Lietuvos žmonės juk atrodo nebe taip aktualu kaip tėvynainiai, nes kas liekam tėvyniai, tas ir esam patriotai ir kažką darom, o neišvažiuojam. Neseniai, gal dar iki COVID-o, mačiau ne vieną tendenciją ir ypač iš vakarų ateinančią, kad įtėjus į muziejų, kaip dabar mes čia esame muziejai, neturi būti suinteresuoto santykio, nes tai yra neprofesionalu. Reiškia, turi žiūrėti į praeitį kaip į kažką objektyvaus, kas praėjo ir nebepaliečiama. Ir pasirodė, istorija visai netai pasuko. Bet ir būtent dėl praeities kažkoks maniakas rytuose sugalvojo, kad ją reikia grąžinti ir pradėti karą. Tai šia prasme muziejus yra irgi karo vieta. Antra pastaba. 90 metais jau Sąjūdžiui prasidėjus galutiniam imperijos byrėjimui, pasirodė vakaruose, Amerikoje, japonų kilmės istoriko, politologo Franco Fukuyamos straipsnis sukėlęs tiesiog audrą. Ir mes Lietuvoje, bent intelektualai, inteligentai visi buvom susižavėję to straipsnį, istorijos pabaiga vadinasi jisai. Su klaustuku kartais būdavo. Kai pradėjau leisti 90 metų Šiaurės Atėnus, aš šitą straipsnį iš karto išverčiau. Ir čia pat mes paskelbėm pirmajam numerį, istorijos pabaiga. Žinot, Fukuyama po 10 metų pats apgailestavo ir atsiprašė, kad jis parašė tokį straipsnį. Ir jis tada pasakė, kad istorijos pabaigos nebus, kol egzistuoja Izraelis ir Palestina. Pavyzdžiui, istorijos pabaigos neturėjo būti irgi Kaukazo vienam iš regionų, kol egzistavo Karabachas. Ir Sacharovas dar kadais Sąjūdžio sūkuryje pasakė, kad yra neišsprendžiamos kelios problemos – Palestinos ir Karabacho. Ir matom, Karabacho problema išspręsta kokiu būdu? Sunaikinant ją. Tai štai prašau, kokia reikšmė yra suinteresuoto požiūrio į praeitį, kai ta praeitis yra mano dabartis. Ir apskritai sakoma, kad istorija yra politika nukreipta į praeitį. Ir iš praeities grįžtanti į politiką jėga. Tai todėl ir reikia studijuoti istoriją ir apskritai ją žinot.
Nes kai dabar klausi mokinių, tai jie nieko beveik nežino, dėkoti reikia ir švietimo ministerijų visoms perversmoms. Klasikų nežino, Paulio Širio nežino, jo Salomėja tai žino, bet tai dėl ko? Dėl to, kad kilo nežinia kas, o ne jos literatūra, o jos tas elgesys neaiškus. Bet jeigu tu nelaikai savo senelio, tėvo, prosenelio savo paties dalimi, reiškia, tu ir dabar nebesi. Tu esi kaip dulkė, kuri nupūs globalizmas. Aš mokiniam aiškinu, sakau, jūs turi 2 rankas, va čia yra jūsų praeitis. Ir pirštai yra kažkur, jie net jums priklauso, čia visa biologija atėjusi iš ten, čia ne jūsų pirštai. Ir jūs jau ten buvote, kol jūsų nebuvo. Ir jūs būsite savo vaikuose, kai jūsų nebus. Ir tai yra esmė viso istorijos mokslo. Tai dabar apie Sąjūdžio gimimą. Kai tenka klausti, girdėt, kaip jūs atėjote į Sąjūdį, man būna labai sunku į tai atsakinėti, nes aš dabar pradėjau rašyti tik tai Sąjūdžio istoriją, aš laikai jas vengiau ir dabar esu pačiam įkarštyje rašymo, kai jau visi parašė beveik. Ir vartau dienoraščius ir matau, kad 80 metais jau aš vedu politikos užrašus. Ir 83 kovo 26 rašau. Politika per daug rimtas dalykas, kad jame dalyvautų tik tai niekšai ir bailiai. Tikslas, jį mato nedaugelis, tai yra jų jėgos šaltinis. Aš tiesiog pacitavau, ką pats įrašiau, nežinau, nuo kur aš nurašiau, bet yra 83 įrašas. Paskui žiūriu 88 vasario 16, 15 baisus mitingas Mitkino, kuris buvo atsiųstas kaip emisaras, kaip Muravjovas naujas į Lietuvą, rusint. Jo idėja buvo kiekvienam rajono centre po Lenino paminklą, iš karto su to atvažiavo. Prie Gorbačiovo, kaip mes galėjom tikėti perestroiką, jeigu atvažiuoja toks žmogus iš Maskvos, įsivaizduokit. Tai aš dienoraštį randu, aš badauju visą dieną, gal gėda čia dabar jums sakyti, kaip koks, nežinau, fanatikas. Bet reiškia, iškėliau savo uždavinį pasnikas. Ir dar 3 dienas paskui tik vandeniu. Kodėl? Vaikšto, žiūriu, ką tas Mitkinas daro, ką daryti. Tada gimė arba mes tą dimšašką, kurią aš turėjau, arba pranešimą padaryti, reiškia, susprogdinti proto bombą. Ir jinai, balandžio 20 dieną atsirado būdas, kaip tai padaryti. Ir žinant, kuo tas baigsis, kad gal mane areštuos, bet 10 tekstų paskleisti, ir čia pat nufilmuotai rašyti, ir taip atėjo iki Klaipėdos. Daug kas. Bet dabar dar galvoju, veikimo būdai. Štai čia klaida buvo būtent dėl Birželio 13. Estai įkūrė savo liaudės frontą atvirame eteryje. Jau reiškia, kai pas mus viskas buvo blokuojama, viskas cenzuruojama. Iki pat rugsėjo mes neturėjom atviro eterio, tai gavom atgimimo bangą, kai jau praėjo 2 mitingai. Tarp kitko, visada reikia pabrėžti. 2 mitingai kartu su partijos vadovybė. Į antrą mitingą rugpjūčio 23 jau veržėsi Šepetys, kurio mes pakęsti negalėjom. Ir mes jį įleidom į tą mitingą. Ir tik paskui, kai bananų balius buvo čia pat Gedimino aikštėj, rugsėjo 28, jau tada baigėsi su partija mitingai. Tik tai Sąjūdis jau darė mitingus. O iki to, taigi su partija, nes kitaipgi mus nebūtų išleidę, būtų iš vis milicija išvaikius, tai mums reikėjo susitart, kad ir pasikviesti jos. Ir čia yra Gorbačiovo, arba kitaip sakyti, istorijos paslapties galia. Jis pats nežinojo, ką jis darė, sukurdamas ar sukviesdamas tą 19 partinę konferenciją. Reiškia, jam reikėjo atsilaikyti prieš Ligačiovo liniją, prieš tuos senusius komunizmo ir stalinizmo vilkus, ir jis galvoja, kad liaudis, dabar kurią jis atpalaidavo 2 metus, cenzūra nuimta, Amerikos balsas nebetrukdomas, 88 visai nuėmė visas glušilkas, ir mes atvirai klausėm viską, kas vyksta Sąjūdyje, sužinodavo rajonuose čia pat iš Sakadolskio balsu. Tai jis sukvietė tą liaudį ir būtent 28 birželio. O mes su Prunskiene atsidūrėme Estijoje 17 birželio ir pamatom tą galybę, kurios Lietuvoje net nesapnavom. Kaip šitai įmanoma iš viso? Jūra Estijos nacionalinių vėliavų. Išeina į tribūną pirmasis sekretorius, kuris partijos Vėljasas Vaino, kuris pasitinkamas kaip tautos didvyris,
Pasirodo, Gorbačiovas jį čia pat pastatė, nes jau estai nebegalėjo susigyventi su tuo dabartiniu, kuris yra, jis dabar Gorbačiovos patarėjas yra jo sūnus. Tai Vainovas jį vadino, Vaino. Dabar sūnus Vainov yra Gorbačiovas. Tikrai buvo tokie raudonieji šauliai estų komunistai, kurie neteistiškai neišnykė. Jį nuima, atveža Valjasą iš Nikaragvos ambasados, o jis pasirodo iš karto pasiduoda Estijai ir išeina su tauta. Ir mes šitą viską matom 17. Sužinom, kad jie eterėje įkūrė 12 apaštalų sėdėjo atvirai televizijos laidoje ir nusprendė Savisaras, kuriam dabar Liaudies frontą Gorbačiovo perestroikai palaikyti, būtent jo linijai. Nu ir tada jie mums padiktavo, sako, žiūrėkit, ką mes darom, mes išlydim deputatus į Maskvą, dėl to surinkom jos su tauta susitikti. Bet tauta tada viską pasako jiems į akis. Ir ten visas tas formas, kurias mes paskui čia pat, pagalvokit, po 17, 24, po savaitės mes padarom Vilniui be pasiruošimo. Kai žinutė kažkur vakarinėse naujienose nuėjo, mes 2 kartus susitikę su auditorijomis Vilniuje, žodžiu, mes pralaužiam tą sieną nepasiruošę. Ir aš apskritai galvoju, kad Lietuva labai daug kur savo masiškumu, jausmingumu, katalikiškumu, mat čia netinka sakyti lyg ir Klaipėdoje, nes vis dėlto kita kultūra, bet vis tiek katalikai užvaldė. Pamatas kitas. Žodžiu, mes pramušėm ir atnešėm Estijai pagalbą, nes jie jau buvo pasiruošę taip, kad įsivaizduokit, dabar aš žiūriu vaizdo įrašus 2 vakarus jau po šito išlydėjimo į Maskvą, 28 birželio prasideda partinė konferencija, kur mūsų komunistai gazdinti išvažiuoja, estai tai visai kitaip išvažiuoja mūsų įgazdinti. Atvažiuoja Markas Tarmakas iš Talino ir 2 vakarus 1500 žmonių klauso, kas vyksta Estijoje profsąjungų rūmose. Dabar šito fakto nėra niekur minima. Tai yra prausimas buvo tiesiog tą 1 Liepos ir 2 Liepos mūsų. Ir jis paaiškina, kad rajoniniai laikraščiai, tai yra tie, kurie visų šalių proletarai vienykitės rubriką eina, ar ne, spausdina Estijos liaudies fronto visus reikalavimus, programas ekologinius dėl ekonominio savarankiškumo, kuris jau jų traktuojamas kaip visos respublikos. Pas mus taigi Vilkas, visi Glaveckai, tik tai Prunskį nepraregėjo ten nuvykus. Kad reikia ne apie įmonių ekonominį savarankiškumą, apie visos šalies, respublikos. Estai jau tą daro ir spausdina rajoniniai komunistiniai laikraščiai. Mes tiesiog klausom žado netekę. Tai žodžiu, mes šito visko neturėdami, dar iki rugsėjo, iki spalio, nes ir suvažiavimą jų nukopijavom daugeliu prasmių, net 30 rezoliucijų, kurias mes priėmėm, praktiškai viskas nuo estų. Mes paskutinieji. Taip kad estai džiaugiasi, kad mes jėga jiems padėjom, nedideliu protu, bet būtent jausmingumu ir to patriotiškumu, bet intelektualiai perkelt Estijos visokius projektus, jų santykis, atsargų santykis su savais komunistais, paverčiant juos bendražygiais ir draugais, mes neišmokom niekada šito. Ir didžiuliai nesutarimai, arba tas Brazausko-Landsbergio konfliktas, kai aš bandžiau į vidų įsiterpt, kaip aš gavau iš abiejų pusių. Estiškų pavyzdžių praktiškai. Baltijos kelio pavyzdžių, nes kas buvo Baltijos kelias? Paskutinis santarvės Lietuvoje aktas. Latvija, Estijoje kiek kitaip, nes jie ir nesiruošė taip susipjauti tarpusavį, o Lietuvoje tai išėjo komunistai 220 000 su visais tautininkais, su terleickais ir taip toliau. Ir po to prasidėjo kova už valdžią, bet jau čia kitas faktas. Ir galbūt jau dabar gal apie tą, kaip jau tą kovo 11 reikėjo skelbti. Prieš tai dar vasario 7 paskelbus, nes komunistai irgi paskelbė, kad neteisėtas buvimas SSR prieš mėnesį. Žodžiu, daug visko yra, bet turėkime galvoj, kad tas, dar kartą kartoju, istorija yra gyva šiandien, dėl to ir kariuomenė ir viskas reikalinga. Matome, kas darosi. Istorija nesibaigia ir nesibaigs. Ką dar sakytų, geriausių ketinimo apimti mokslininkai, įrodyti galima viską, kad baigėsi, bet ne. Nes kraujas įrodo, kad mes tik tol gyvi, kol kraujas teka.
ir atgimimas yra didesnis už sąjūdį. Štai mano paskutinė bus mintis, kaip mintis jums intriga. Ačiū. Taip, taip. Sąjūdžio žinias, nu čia atskira tema, atleiskit, aš bijau kalbėti apie tai, nes čia bus dievulio mano. Aš neapimu, matot, gal taip pasakykim paprasčiausiai, sąjūdžio plitimas buvo sąjūdžio žinios. Būdavo taip, skaito sąjūdžio žinias, reiškia pritarė sąjūdžio, jau sąjūdžio ten grupelė, kuris skaito, klijuoja sąjūdžio žinias, jau yra sąjūdis. Čia ne Estija, čia mes ėjom taip pat knygnešių keliu. Ir mano bute buvo židinys šitas. Paprasčiausiai Optimos mašinėlę pradžios spausdinau, klievau litrocetais ir visą kitą. Paskui iš karto fizikos institutas atsirado, kurie pirmosius kompiuterius, tokias žarnas, surinkdavo tos tekstus ranka rašytus. Žodžiu, dieną naktį dirbom, aš turėjau 2 pagalbininkus tik tai. Viskas. O platinimas jums įdomu dar kaip. Nu, tai buvo moterėlės, o būtent kaip būna bažnyčiai davatkos. Tai buvo sąjūdžio davatkos. Jos stovėdavo su maišeliais ir laukdavo, kada aš atvešiu pirmą tą užėjimą. Užėjimas pirmasis buvo 5000 egzempliorių iš tokios limtys spaustuvės, kur aš nuveždavau 6 ryto jau, per naktį iki 2. Jėgagi kokie buvo, Kristaus amžius, kiek ten miegodavai. Nuvežė į tą spaustuvę 25 rubliai į rankas Antanui Paulauskui. Ta pavardę aš laiką primenu ir vardą, nes manau, kad jis jau nebe ant žemės vaikšto, bet jam garbė didžiulė. Aišku, kas įdomiausia, spaustuvės kiekvienas žmogus buvo KGB patikrintas, jis direktorius. Šiam duodu į rankas 25, be pakvitavimo. Jis man 5000 rotaprintų jau susuktus, supjaustytus, kurios aš tom davatkėliam sąjūdžio išdalinu ir jos jau veža per visą Lietuvą ir iš rajonų suvažiavę, ir iš Klaipėdos tame tarpe. Bet vienas sykį aš ateinu, sakau, kas čia sėdi? Paulauskas taip žiūri, aš taip žiūriu, pilkų kostiumų skaito sąjūdžio žinias. O kaip tu, sako, manai? KGB sėdi ir skaito. Viską žino, bet kodėl jie nesėmė represijų, čia jau kitas klausimas. Jakovlevas atvažiavęs pasakė, nereikia, Gorbačiovas pasakė, viskas tvarkoja, sąjūdžio, liaudės frontai, tai liaudės balsai, bet jis nežinojo pagrindinio. Jis praktiškai nesuprato Baltijos problemos, kai tapo imperijos vadovu. Jis manė, kad visiems galioja vienoda taisyklė. Liaudį pakelsim, komunizmas atgims ar socializmas. Negalo. Mums tik tai yra atgimė, kaip sakė vienas iki Žebriūnas. Čia buvo susitikimas su Maskvos žurnalo labai progresyvaus. Viek 20 mirto Glebo Pavlovskio, kuris paskui buvo, žinodamas, nesenai mirė, labai protingas žmogus ir sąjungininkas mūsų galva. Mes nuvažiavom pas jį, sako, nu kokia lietuvių idėja, sako, o vėliava? Mes, sako, pakeliam vėliavą, mums viskas aišku, o rusam nieks neaišku, kokią nori vėliavą keltiems neaišku. Baltagvardiečių, Ivano Rūščio, nu, ten visokių tų vėliavų. O mums aišku, vėliava valstybė ir viskas, mums tai reiškia pertvarką. Arba Gedimino stulpai, tu iš tada sąjūdžio žinių iš karto Gedimino stulpus šliopt. Ir viskas aišku, ir aš atsimenu pirmas mitingas, tas, kuris didysis buvo birželio 9 jau iš Maskvos grįžus delegacijai komunistų, kur Brazauskas, jau jisai nebe tas Brazauskas, kuris buvo 24 birželio išsigandęs. Jau jisai čia žirgo beveik. Ir tą didžiulį ratą paruošė, ta emblema yra tokia sakralinė dabar. Gedimino stulpai ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir 1988. Ir kai aš atsimenu, pirmas sąjūdžio fotografas buvo toks Zinas Kazėnas. Nu, jis daug ką pasaulyje matęs, jis jau važinėjo turbūt ir su KGB leidimu po pasaulį, bet jis įtėjo į tą aikštę ir dar pradžioje nemato to rato, jis milžiniškas, jisai praktiškai iš tos pusės salės, jos skersmuo. Ir sako, kai pamačiau Gedimino stulpus, sako, šokas toks, kad net drebėt pradėjau, o kiti verkt pradėjo, nes, reiškia, nu, suprato. Gedimino stulpai ir viskas, reiškia, tu varai, ką nori, kokius nori žodžius, pertvarka, perestroika, nesvarbu. Yra paskutiniųjų tikslų simboliai, į juos ir einam. Nu, su sąjūdžio žiniom, iki 100 000. Aš padarydavau 5 000 per naktį iš ryto, o paskui jau eina eros, spausdina, jau kai su Petras Vaitekūnas perėmė fizikos institutą, tai jau eidavo iki 100 000. Nes buvo dar toks vienas
paskui susprogdintas žmogus, jisai prie mafijos buvo pridėjęs. Garnys, atsimenė, kurį prie vyriausybės jau susprogdino. Tai jisai darė ne tik jau Sąjūdžio žinias, jau paskui pas Petrą Vaitiekūną buvo 80 visų iš imperijos suvažiuojančių tokių su maišeliais, su paruoštais maketais, ir Petras suko tas laikraščius tiek, kad ir eros sproginėjo, o Garnys paskui spaustuvę gavo, čia buvo ir eidavo pas mus 100 000 ir atskiri dalykai išleisti. Ir Sąjūdžio žinias jau tapo tik sprogiklis ir Lietuvoje, ir net imperijai. Tai gal tiek, aš bijau nusikalbėti per daug. Ai, taip, Petruševičius. Petruševičius, jisai birželio 14. Jisai iškėlė tą vėliavą, taip jinai buvo apie 15 minučių laikoma prie Katedros kolonų iš šono. Bet tuo metu mes posėdžiavom ir mes negalėjom birželio 14, pagalvokit, dar tik 11 dienų, kai mes egzistuojam iš viso, visko bijom. Ir dėl ko Sąjūdžio toks atsargus baimas, mesgi ištisai jautėm, kad mūsų traiškis. Reiškia, čia pat gali net internuoti, ar namų arešto. Dėl to Marcinkevičiaus įtraukimas, ar Maldonio įtraukimas, kuris buvo CK biuro narys komunistų partijos. Jų įtraukimas, kad jie mus kaip skydas apsaugotų. O Petruševičius, Laurinavičius, atsiprašau, Laurinavičiaus pavardė rašyta, kuris iškėlė pirmą sykį. Čia Laisvės lygos žmogus. Bet Laisvės lygai, supraskite, tai sąžinės balsas, kuris buvo lašelis, o masės reikėjo pakelt 1 milijoną. Ačiū. Daug klausimų tuščia. Tikrai, daug klausimų yra pakelta, Arvydą visada malonu klausyti, nes jisai ne tik tai tų įvykių dalyvis, bet ir, kaip sakoma, įžvalgus žmogus. Tai iš tiesų, kai klausaisi, ir Mitkiną tą patį prisiminė, kuris, kai kauniečiai prabilo, tai gal reikėtų ir mums VDU universitetą atkurti, hvatit vam į Jednavo universitetą. O būtent toks buvo atsakymas. Bet dabar mes turime dar ir kitą svečią, kaip sakoma, saviškį, klaipėdietį, tai Vytautą Valevičių filosofą, kuris buvo taipogi tų įvykių dalyvis, aš turiu menį Klaipėdoje, bet ir plačiau, ir Lietuvoje. Vytautai, kokios būtų tavo įžvalgos? Na, manau, Arvydo irgi kito filosofo įžvalgų kontekste gal būtų. Manai, kad istorijos pabaiga dar ar pasibaigė, ar ne? Sveiki visi susirinkusiai, labai malonu, kad vis dėlto mes nepamirštam kai kurių datų ir iš tikrųjų vakar man irgi patiko, kad jaunimo buvo pakankamai daug sausio 13 dienos minėjime. Aš neturiu tokios plačios informacijos kaip Arvydas, aš nedirbau tiek daug, bet aš netyčia kai kurios darbus irgi dariau. Sėdėsi mano kai kurie kolegos, matau architektus, matau politikus, dar visokios žmonės, su kuriais mes kažkurios darbus darėm. Aš galiu nepasakoti apie viską, kadangi visko aš nežinau ir žinoti nenoriu, bet aš žinau vieną dalyką. Mes kūrėm Lietuvą čia. Tai va šitas dalykas mano yra pagrindinė tezė ir todėl aš papasakosiu vieną gal mažesnę, kitą gal ilgesnę istoriją. Šiaip sugriauti Tarybų sąjungą Sąjūdis padėjo. Tikrai sugriovė. Bet tą reikėjo ne tik sugriauti, bet ir kažką sukurti. Reikėjo kurti demokratiją Lietuvoje, o šitą reikėjo daryti be jokio vadovėlio. Mūsų politologijos nieks nemokė. Ir buvo padaryti rinkimai su priežiūra. Sąjūdis padarė filtrą, ne bet ką leido, komunistų neleido, leido kitus. Bet vis dėlto miesto taryba Klaipėdoje buvo suformuota 90 metų kovo 29 rinkimai, balandį įvyko pirmas posėdis ir šįmet kaip tik 35 metai, kai buvo suformuota Klaipėdos miesto taryba, 60 su uodega žmonių, kurie nieko nemokėjo. Buvo vienas žmogus, moteriška, kuri buvo ankstesnėje taryboje, bet, žinot, Tarybų sąjunga, tos miesto tarybos jis nieko nespręsdavo. Spręsdavo vykdomasis ir dar kažkokia organizacija Šraitendo, valdyba, kuris vadinasi. Tai atsiranda 60, kaip sakau, gavrikų, kurie nelabai ką moka. Jie labai daug nori, jie turi energijos. O čia Grublys galėtų tikrai pasakyti, kodėl jis parinko šitos, o ne kitus, kadangi jis irgi mane rinko, dėl to aš jam dėkingas. Kiek? Nebuvo.
čia per 3 turus. Čia per 3 turus. Pirmas buvo, antras, trečias. Kaip matote, Arvydai, ir mes diskusijas turim dėl datų. Tai va, pradėkime nuo to, kad vis to žmonės, kurie atėjo, nieko nemokėjo, kadangi jie vienas inžinierius, kitas vadybininkas, trečias dėstytojas, Vareikis irgi dėstytojas, kur dygs. Tai ten nebuvai, paskui buvai. Ir ten nebuvai. Ne aš vienas ten dirbau. Tai va, tai šitoj vietoj teko mokytis politikos, o politikos niekas iš mūsų nemokėjo. Iš karto tie 60 žmonių subirėjo į gabalėlius, atsirado, reiškia, bandymas formuoti partijas. Pirmoji partija, kuri pasirodė, pasireiškė socialdemokratai. Sako, mes jau čia 100 metų egzistuojam, taip toliau. Tiesa, kai aš pažiūriu į tą istoriją, aš kažkaip nelabai ten matau tos socialdemokratijos, išskyrus patį pavadinimą. Pavadinimas buvo gražus. Toliau randosi eilė partijų, kurios pradėjo kurtis ne tik Lietuvoje, bet ir Klaipėdoje. Viena iš jų buvo ne kas kita kaip liberalai. Atvažiavo emisarai iš Vilniaus ir sako, kurkim ir Klaipėdom partiją. Kai reikia kurti, pasirodo, tų norinčių nebuvo tiek daug. Aš nepasakosiu dabar šitos visos istorijos, bet šitos partijos kūrėsi dažniausiai iš su tokiom mažesnėm iniciatyvom. Pačioj taryboje partinė veikla buvo sunkiai suprantama, bet didžiausia problema buvo ta, kad tie vadinamai politikai nemokėjo valdyti. Reikėjo susidurti su biurokratais. O biurokratai, jie turi kai kurių savybių. Jie moka priimti tuos sprendimus, kurie jiems būtų geresni. O politikai stengiasi padaryti priešingai, kad reikia tai, ko reikia politikams, o ne biurokratams. Na, sakysime, man labai patiko istorija su Adomu Skiesgilu, aš labai mėgstu. Tai Adomas Skiesgilas buvo miesto vyr-dailininkas. Jam sako, daryk taip, o jis vis tiek silpindavo. Ko baigėsi? Adomas Skiesgilas pakeičia darbo vietą. Bet šitoje vietoje gali pakeisti visus, bet bus problema, o kas dirbs. Tai miesto taryba iš lėto judėjo tą formavimo kryptim, kad per metus kitus galų gale pramoko dirbti miesto tarybos nariai. Metodas buvo labai paprastas, bent aš jį savo naudoju labai paprastai. Sėdi 2 biurokratai arba valdininkai, kurie diskutuoja tarpusavio kažkurio klausimu ir sėdi, reiškia, komitetas, kokie 5 ar 6 nariai, kurie klausė tos diskusijos. Ir žinot, po metų mes jau galėjome užduoti protingus klausimus ir netgi sugebėti daryti įtaką. Tai po 3 metų miesto taryba tapo iš esmės pusiau profesionalai, ne visi tiesa, bet vis dėlto dauguma išmoko valdyti. Čia viena istorija. Kita istorija yra kiek bjauresnė, ką paminėjo kolega, nacionalinis klausimas. Nepamirškim, kad šiaip Klaipėda ilgą laiką buvo traktuojamas kaip uždaras miestas ir čia nacionalinis klausimas buvo vienas. Vienas iš miesto partijos komiteto viršininkų vesdavo posėdžius rusų kalba, nors buvo lietuvis. Nu, švelniai kalbant, dabar atrodo keistokai. Klaipėdiečiai tikriausiai žino, bet galų gale ne tai svarbu. Svarbu tai, kad... Kas? Baublys? Taip. Ne, Baublys. Tai va šitai vietai lietuvis veda partijos komiteto posėdžius rusiškai. Tai įsivaizduokit, kokią nacionalinę politiką Klaipėdos mieste. Ir 92 metais Klaipėdoje pasiūloma įkurti tautinių bendrijų komitetą. Čia atsiranda 16 ar 20 organizacijų, tiesa 3 rusiškos, viena iš jų tikriausiai žinot, jau ką tik įvardė, tai buvo Jedinstvo. Jedinstvo buvo organizacija, kuri rėmėsi iš pradžių kaip sakant, likusių kareivių žmonų organizacija ir kai kurių gamyklų, kurios buvo iš esmės rusiškos. Jos ir bazavosi ant tos dalykus. Ir iš lėto teko spręsti klausimus, o reikės arba jėga, čia mes dabar lietuviai teisūs, arba vis dėlto ieškoti tų sprendinių, kurie galėjo sutaikyti tautas. Ir jeigu pastebėjote, lietuviai ko gero elgėsi pakankamai tolerantiškai ir dabar aš bent nelabai dažnai girdžiu iš tų buvusių rusų, kurie dalyvavo Jedinstvo veikloje, kažkurių nusiskundimų. Dabar paskutinė pastaba, kadangi Vygantas man sakys, kad jau aš per ilgai plepu. Kaip radosi Klaipėdoje valdžia?
Klaipėdos valdžią suformavo ne kas kita kaip Sąjūdis ir Sąjūdis iškėlė vat tuos uždavinius, kuriuos jūs matėte. Sukurti prieimą prie jūros, pavyzdžiui. Per 35 metus ar pavyko tai padaryti? Nu, pusė Klaipėdos jau prieina prie jūros, nu, kita pusė nelabai. Kitas uždavinys, kurį aš irgi primenu, kadangi matau jo Nagenį, mes su juo diskutavom daug metų, reikia vis dėlto piliavietę atgauti ir pastatyti bokštą. Jonas su tą idėją atėjo prieš 30 daug metų. Bokštas jau stovi, jeigu pastebėjote. Ir netgi su visa karūna. Sukurti Klaipėdos universitetą idėja atsirado kiek pavėluotai, kokiais 2 metais, bet jie atsirado labai greitai, labai atsiprašau, 21. Ir atsirado labai greitai. Mes iš to, ką sugebėjom sujungti į vieną visumą, Klaipėdos universitetas kaip aukštoji mokykla atsirado. Dar bjauriau, atsirado 2 aukštosios mokyklos. Mes turim Christian College, kuris buvo išmeštas iš Panevėžio. Po ilgų diskusijų su vietiniais sąjūdiečiais vis dėlto pavyko Klaipėdą jį priimti. Mes sukūrėme, tarp kitko, vieną iš geriausių sveikatos sistemų, mažai kas tai suvokia. Aš galiu pasakyti, šiaip tai Klaipėdos sveikatos sistema, kuri radosi 93-95 metais, buvo žymiai geresnė negu Kauno ir Vilniaus, kadangi ji buvo labiau prieinama ir pakankamai aukštos kvalifikacijos visiems žmonėms. Bet čia jau aš kaip specialistas galiu pasakyti, kadangi man teko čia daugiau dirbti. Aš galėčiau dar daugiau valdyti visokių dalykų, bet vis dėlto pabaigti noriu vien tą pačią mintim. Mes kūrėme Lietuvą čia ir reikėjo padaryti ją demokratiją. Demokratiniai buvo, kol mes buvom ten, dabar mūsų ten nėra, nežinau, ar liko demokratija. Teisingai. Taigi, pakeisti praeities mes negalime, bet tikrai galim pakeisti ateitį. Tai mes turėtumėm irgi žinoti, Vytauto pasisakymas iš tiesų priminė tas visą eilę problemų, kurie kėlė Sąjūdžio laikais, bet aš kaip minėjau, argi jos nebėra aktualios, prieimas miesto prie marių, aš manyčiau, dar tas klausimas tebe egzistuoja, arba tarkime klausimas apie taršą, ekologinę Baltijos jūros būklę, kuris buvo labai svarbus dalykas. Nu tiesa, jeigu dar prisiminsime, kas čia buvo marios tais laikais, tai vos nepamazgų duobė, kad neužmirškim, kad visas atliekas realiai šnekant po pirminio valymo, tai mesdavo į Kuršių marias, o dar CBK pridėjus ir taip toliau. Na ir taipogi teisingai Vytautas priminė tą problemą su Jedinstvos ir Sąjūdžio kova, bet kuri Klaipėdoje, aš drįsčiau pasakyti, galbūt ir neįgijo tokio labai ryškaus kontrkovos charakterio, galbūt kur Vilniuje, kur buvo didesnis toksai atskirimas ir eilė kitų problemų. Tame tarpe vėlgi Vytautas minėjo apie tai, kad Klaipėdoje ta taryba pasirodė esanti labiau liberalesnė ir protingesnė. Ir aš turiu menį, nepaisant opozicijos, Lietuvos krikščioniškasis koledžas, dabar universitetas, buvo priimtas čia. Ir Klaipėda tik tai geriau, Panevėžiui buvo blogiau. Bet buvo ir visko. Čia vėlgi, nenueikim, nes romantika, bet jūs suprantate, politika tai neromantiškas, jeigu neklystų. Politikai pasakys, pakankamai purvinas dalykas. Neužmirškite, buvo privatizavimas. Bet čia galbūt reikėtų atskiros konferencijos, ir netgi su dalyviais. Būtų nepaprastai įdomu išgirsti. Bet aš norėčiau vis tik tai sugrąžinti į tribūną, nepasakysiu mūsų svečio, mūsų klaipėdietė, pasirinkusi Klaipėdą, beje, vis tik tai šią progą paprovokuosiu. Gerbiama Arvyda, kodėlgi pasirinkai Klaipėdą, kai galėjai pasirinkti tikrai ne vieną didmiestį, ne tik tai Lietuvoje, bet ir tarkim Latvijoje ar dar kažkur tai. Ir priedo, kasgi atsitiko vėliau, nes mes, žinoma, pats užsiminė apie tą didžiąją diskusiją. Taigi, ar tikrai buvo istorinė klaida? Nes čia tas klausimas toli gražu nenuėjęs nuo darbotvarkės. Gal ir nuvėjęs vis dėlto, turint galvoje dabartinę socialdemokratų būklę, tai yra parodija to, kas buvo.
vadovą iš vis vaikų darželis, netgi iki Blinkevičiūtės žiūrint. Neatsakomybės viršūnės. O matot, čia reikėtų vėlgi, aš bijau per daug nueiti į Estijos pavyzdį, nes mano bėda buvo, kai aš užsikrėčiau tą Estijos galybę, ką jie maži, 1 milijonas žmonių nebuvo. Ir Liaudies fronte per 2 savaitės atsirado 90 000 registruotų. Galite įsivaizduoti, tai buvo 10-oji vien tik tai gyventojų skaičiaus dalis. Tai praktiškai visi aktyvūs žmonės. Ir ten nebuvo klausimo, ar tu komunistas ar ne. Pavyzdžiui, Martas Tarmakas komunistas. Taip pat pagrindinio laikraščio ir estų, ir latvių, atsiprašau, rusų kalba leidėjas. Ir dešinioji ranka Savisaro, kuris taip pat komunistas, Majori centro įkūrėjas. Ir pirmas sociologinis tyrimų toks centras buvo iš vis imperijai, ne tik Estijoje ir Baltijoje. Žodžiu, ten buvo to skirtumą ir aš niekur nemačiau, visada bandžiau nematyti šito vidinio susiskaldimo galimybių, kaip tik priešingai, gal reikia kuo daugiau dirbti, kad mes kuo mažiau skaidytumės. Aišku, yra radikalumo akimirkos, pavyzdžiui, Sąjūdžio žinios, dabar kai aš pats jas vartau, tai kartais plaukai šiaušias. Kaimu parašau, kaip gyveni sut mažosiam biškį ir kau apie sutkų, kurį reikia nuimti nuo fotografų menininkų sąjungos pirmininko pareigų. Arba baubas paskutinis, reiškia išėjimas iš TSR sudėtis 72 TSR konstitucijos straipsnis. Arba Olimpinio komiteto reikmė, niekad nieks nerašė, Sąjūdžio žinios pirmas. Žodžiu, visur muši, nes matai, kad tuo metu radikalumo reikia. Bet kai pramušė jau tą sieną ir kai jau prasiveržė pavasario upė, viskas. Žiūrėk, kad krantai liktų bent jau. Ir štai tada tas rūpestis krantais yra labai svarbus, nes yra dešinys kairys krantas. O upės tikėjimas turi būti, į laisvę. Ir visi turim išeiti ten, kai kartą net, atsimenu, nuvėjo vidaus reikalų ministerija, dar komunistinė. Ir buvo klausimas, o kas su nusikaltėliais, kaip jūs, sakau, tai su jais eisim nepriklausomybę, aišku, su visais kalėjimais. Žodžiu, visi. Tai štai šitas ir yra didžioji gyvenimo paslaptis. Jeigu tu pats tiesa, dar vieną sąlygą, negalvoji, kokia tavo vieta ten bus valdžioje, tu esi laisvesnis. Tai štai aš turėjau šitą privilegiją, aš iš karto susistačiau nebūt valdžioje. Ir, pavyzdžiui, mano konkuriavimas prieš Brazauską buvo išprovokuotas Sąjūdžio, ne tik iniciatyvinės grupės, bet Sąjūdžio grupių. Virš 100 grupių iškėlė per savaitę, mane tada buvo registravimas labai demokratiškas, kolektyvas užregistruoja ir neša į rinkimų komisiją. Be Sąjūdžio, pavyzdžiui, centro. Taip ir buvo daug labai iškeltų ir paskui ten vyko dėl to ne viena diskusija, kodėl čia tą komunistą iškėlė, o manęs neiškėlė, nes prasidėjo lietuvių kova dėl valdžios. O reikia rasti tų skaudamų vietų ir jeigu žmogus komunistas, jam jau galima kirsti. Iš tų, kurie buvo nukentėję, ir ypač mūsųgi daug ir iš miško išėjusių ir keršijo kaip reikalas. Taip, kad vaikai anūkai keršijo. Man tai problemas nebuvo, nes niekas giminė negalėjo būti komunistų irgi sakydavo, griovius kasim, bet nestosim. Tai šia prasme tik matai visumą ir pats savęs neprojektuoji valdžioje. Dėl to daugybė veiksmų, ką dariau, ir nežinau, kaip kolegos kalbojat, bet dariau dėl to, kad neturėjau intereso. Ir tas nusiėmimas nuo Brazausko buvo irgi tas, kad reikia vis dėlto išsaugoti. Jeigu mes jį nukirsim, tai nežinau, koks Gruzijos variantas bus. Tai yra plauks galbūt tankų tikrai eilės per Gedimino prospektą. Pavyzdžiui, sakyčiau, dar tokį dalyką. Mano radikalumas su Sąjūdžio žiniom vienas, ten Vaišvilos, Skučo, Medalinsko mažesnis, bet buvo radikalumas Laisvės lygos ir aš savo ausim nepatikėjau, kai Terleckas tose pačiose profsąjungų rūmuose ant Tauro kalno, kurių dabar nėra, nunešta, kur man su Tarmaku 2 vakarus teko kalbėti, aiškinti Estiją lietuviams. Ten Terleckas šnekėjo po savaitės, gal ne, gal po 2. Ir jisai sakė, aš žinau, kaip pasiekti nepriklausomybę. 10 000 vyrų išeina, tada buvo Lenino prospektas, susėdam prospekte
ir pareikalavom nepriklausomybės. Nu ir pagalvokit. Tai va taip gruzinai ir padarė Sakartvelai dabar. 9 gegužės, atsiprašau, 9 balandžio 89 metai jie taip išėjo Rustavėlio prospektą ir per juos pravažiavo ir tankai, ir desantininkai su kastuvėliais. Galima ir taip eiti, bet matom, ką dabar Gruzija daro. Jie dabar nesusitarė, kaip jie tą laisvę įgyjo, kodėl jie įgyjo. Reiškia, ištisai buvo ta ekstatinė rizikos būsena ir žaidimas su krauju. Vien su Abchazija kariaudami, baisu pasakyti, gruzinai iš abiejų pusių, jeigu laikysi Abchazus ir Sakartvelus viena tauta, prarado 300 000, jau be jokių rusų įsikišimo tarpusavį kariavo. Taip kad baisus padariniai susipriešinimo. Ir mes buvom karščiausi visada. Čia Baltijos pakrantėje mus visai vadino ir ispanais, ir gruzinais, bet ir patys tai jautėm. Nu, dabar dėl to didžiosios, žinoma, dėl to didžiojo ginčo, tai aš truputį į priekį užbėgdamas pasakyčiau, o kaip pasielgta su Prunskiene. Jinaigi buvo tikrai jau ėjom kartu, kiek galėjom, ir jinai pirmoji premjerė. Ir kai jinai apskrido 4 pasaulio vadovus, pradedant tada nuo Bušo, paskui pas Margaret Thatcher, paskui pas Kohl ir Mitteraną, ir grįžta į Vilnių, jau kaip pirmoji premjerė, kai blokada iš Maskvos, kai su Lietuva tik tai ultimatumai šnekama, mes, reiškia, kalbam su Maskva irgi visiškai nenusileisdami ultimatumais. Kuo tas viskas baigsis? Jinai tą pirmą įtampą, pirmą žaibolaibį jinai tampa. Ir už tai jinai kalta. Ir čia pat prieš ją prasidėjo, dar pažiūrėkit nuotraukas, kai ją sutinka oro uoste Ozolas Landsbergis, Čekuolis iš tų pirmųjų sąjūdiečių. Ir kaip jie šypsosi ir jau matai, kad jai blogai bus. Ir ją pradėjo iš karto kirsti, kad tu nulaidžiavo į Maskvą, vien dėl to, kad nesusitarė ir Thatcher parašė laišką, o Mitteranas paskambino Gorbačiovui, kad reikia Lietuvos interesus paisyti ir nuimkit blokadą, žodžiu, tarkitės. Ir vien už tai, kad jinai šito pasiekė, jinai turėjo būti paaukota, žinoma, jinai paskui jau, kai neteko aplinkui savo rėmėjų, tas pats Ozolas pasitraukė nuo jos, būdamas vicepremjeras, ją 8 sausio ir pakišo po peiliu, aš taip sakyčiau. Dabar net kaltina, kad neatseit tai kalta, kad prasidėjo iš vis šitą sausio 13-osios tragediją. Visiškai viskas perversta, iš sąjūdietės galima padaryti. Ir dabar moteris su insultu šiuo metu jau beveik 10 metų. Tai štai, tas savų naikinimas bereikalingas ir vado kūrimas kulto, čia yra didi lietuvių drama ir net tragedija. Įsivaizduokit, vado mes neturėjom ilgai, vado kabutėse greičiausiai reikia sakyti. Kai po sąjūdžio steigimo suvažiavimo mes jo neišrinkom ir jau ten nuvažiavę į Rygą lapkričio 7-8 pirmąsyk susitikom, nes visi praėjom 3 suvažiavimus, Liaudies frontai ir sąjūdis. Ir Savisaras, estų draugas, estų pirmasis, jau vis dėlto buvo mano artimiausias iš Lietuvos. Aš buvau stovas Estijoje, jis prie mane sako, tai kas pas jūs čia pirmas, su ko šnekėt, kas turi daugiausiai įgaliojimų. Matot, jau tada tas poreikis turėti atsakingą asmenį, jau jie suprato. Estai tą padarė rotacijos būdu. 3 mėnesius yra Savisaras pirmas, 3 mėnesius Lauristin pirmas, 3 mėnesius Feldmanas pirmas, reiškia sukasi. Išvengia vado kulto, bet vis tiek pirmas turi būti. Aš sakau Ozolas. Nes Ozolas daugiausiai balsų gavo suvažiavime. Savisaras nuėjo kalbėti su Ozolu. Dabar šitą niekur nerasit, nes visur suvažiavime tarsi Landsbergį išrinko ir vaikus vadovėliuose moko. Žodžiu, bet tas yra lietuvių susitaikymas, kad ta gal būna ir bus ramiau. Labai panašus į rusų susitaikymą su vadu. Tik pagalvokim, kitas laipsnis. Bet turim turėti vadą, tada ramiau. Ir tai yra mūsų bėda. Ir kai aš tada dėl tos istorijos klaidos, mat buvo aišku, kad Brazauskas pilnai pasiduoda sąjūdžiui, pilnai pralaimi, bet tautoje jis turi didžiausią autoritetą. Tai buvo didžiosios 2 paslaptys, sąjūdis numeris 1 ir Brazauskas numeris 1. Tai reiškia asmenybių tarpe jisai pirmas ir sąjūdis. Ir kaip šitą dabar dilemą išspręsti? Tai palikti pirmininku, sąjūdis skelbia nepriklausomybę ir jisai eina kartu, jis niekur nedings.
Tai tokia, bet čia estiškas variantas, per daug protingiems reikėjo būti, negalėjom šitaip. Na va, o toliau jau būtų politinė kova, čia vis tiek socialdemokratija, liberalizmas būtų kovėsi. Ir pavyzdžiui, labai įdomu, kai šitas neįvyko, stebuklas, tai mes, pavyzdžiui, Valevičius čia tikrai paliudys, kad pirmoji kregždė demokratijos buvo liberalai. Mes vėl kišam galvas ir tada universiteto profesorė Šliogeris, tas pats ne Klaipėdos, o Vilniaus Šliogeris, Kaunan nuvažiavę, mes tam KPI dar ne technikos universitete, apturėję didelį posėdį su dėstytojais, sakėm, dabar kursime liberalus, nes konservatoriai, dar tuo metu ne konservatorijo sąjūdžio dauguma, jau reiškia veda diktatūrą, jau vyksta valymas, naudojant Lietuvos sąjūdą, voratinklį ir taip toliau, supriešinimas milžiniškas visuomeniai. Kas pasipriešins, komunistai bijo, Brazauskas sėdi, būdamas Prunskienės pavaduotojas, ramiai. Nu tai liberalai, šokom tiesiog ant šakių, tai gal Vytautai galėtum papasakot, kaip čia tas vyko, nes tada aš atvykau ir liberalai ar dar buvo įsikūrę ar ne, aš nebeatsimenu šito, nes daug ko nebeatsiminė, dabar reikia vėl žiūrėti dienoraščius, gerai, kad jie yra užrašyti. Nu, Kaune, pavyzdžiui, sąjūdį man teko irgi įkurti po 10 dienų nuvažiavus tą pačią paskaitą, kuri buvo balandį. Bet čia Klaipėdoje netraukė mano kelionės. Kas dar gali? Radžvilas? Jisai dar veikia teisingai. Ir jisai. Tai aš bijau, biški, mes dabar be krantų atsidursim, jau valanda praėjo. Ačiū. Na, iš tiesų, temų yra gausybė ir jų yra tikrai daug įdomių ir tai atsiskleidžia įvairiais aspektais. Beje, Arvydai, kažkadagi buvo atvykęs ar ne 1989 metų sausio 15-ąją. Va būtent. Ir pasakė, kad norint sutvirtinti nepriklausomybę ir kažkas panašiai, reikia kraujo aukos. Tai žinokit, kad daug kovos, kai kas ir išsigando ir čia visiškai natūraliai. Apie kraujo auką tadagi nieko niekas ir pagalvoti negalėjo, o mes vis tik tai turėjome tą kraujo auką sausio 13. Čia kitas toks filosofinis klausimas, ar iš tiesų be šito būtų pavykę iškovoti. Čia daug sudėtingų klausimų, nes matot koks dalykas, kažkada šitos aukos neturėjo ukrainiečiai. Tai dabar jie iš paskutiniųjų kariauja už savo laisvę. Tos aukos neturėjo Baltarusija. Išnekama ten. Baltarusija irgi LDK priklausė, čia ne Lietuva buvo, čia buvo Baltoji Rusija, Lietuva, tai Belarusai, nu ką jūs šnekat? Ką jūs šnekat, kaip niekad. Tos tautos, kurios turi jėgą, tai iš LDK buvusios Lenkai, ukrainiečiai ir lietuviai, bet palikim tai kitam sykiui. Taigi, gerbėmėjai, mūsų jau susitikimas eina į pabaigą. Jeigu dar būtų klausimų, porą klausimų iš auditorijos, prašom. Ne, jau. Čia, visą ką abejojau, klausimą mane truputį sugėdino ponas Sigitas, bet padrąsino Arvydo kalbą. Tai vieną problemėlę norėčiau. Manau, kad tai, man atrodo, kad tai labai svarbi problema. Tai yra pilietinis ugdymas ir patriotiškumas. Aš pasirašiau, kad sklandžiau būtų. Norėčiau komentarų išgirsti, nežinau, kas čia ryžtus pakomentuoti, bet pritartumėte ar ne? Tokia nuomonė, jog sąvokos patriotiškumo ugdymas, eliminavimas šitos sąvokos iš oficialiosios viešosios erdvės, iš mokyklų ugdymo programų, Klaipėdoj pirmiausiai tai pastebėjau, kad nebeliko. Reiškia, ir iš tikslų, tai šios sąvokos pakeitimas arba užmaskavimas pilietiškumu, aktyvus pilietis, jo ugdymas, aktyvaus piliečio. Tai va, ar sutinkate, kad tai yra pasityčiamas iš sausio 13-osios aukų, iš vasario 16-osios, iš kovo 11-osios signatarų, sąjūdžio aktyvistų, jau kalbėjom, čia tema su Algirdu, ir kitų tėvynę, Lietuvą, mylėjusių ir šiandien tebemylinčių žmonių. Ar tai nėra pasityčiavimas?
ar pritartumėte, kad aktyvūs piliečiai tuo pačiu gali būti, buvo ir dabar yra tarp mūsų ir kolaborantai, korumpuoti ir kitaip naikinantis ne tik Lietuvos valstybę, bet ir pačią tautą. Nu, čekiukų skandalas parodo. Ar jie yra, tai sakant, patriotai, jie yra piliečiai. Norėčiau išgirsti, ar aš čia teisus, ar aš čia visai nusigrybavau į lankas. Kas galėtų? Su Vytautu trupučiuką kalbėjom. Ar gali būti laikyti patriotu? Gerbiamiai, grįžkime į diskusiją. Aš tikrai esu iškelia įdomių minčių, bet grįžkime į diskusiją, kurioje esame. Tai paliekit sausio 13 atminimo. Keletą žodžių norėčiau suteikti dar irgi tų įvykių dalyviam ir mes jau pabaigsime savo. Parašau keletą žodžių. Gerbėniai, tikriausia girdėsit, jeigu tiesiog. Įrašyti Čia daug diskutuojama apie sąjūdį. Sąjūdį nuo 88 metų rugpjūčio, sąjūdžio istorija turtinga, sudėtinga, kartais ir prieštaringa. Ir užtat nieko nuostabaus, kad vieni ar kiti istorijos epizodai tų pačių sąjūdžio dalyvių skirtingai vertinami, skirtingai traktuojami. Šiandien vis tik tai yra sausio 13. Atrodo, kad visi viską žinome, kas prieš tuos 34 metus įvyko, kodėl ir kaip Lietuva laimėjo. Žinoma, pirmiausia, dėl beginklių pasipriešintojų pasiryžimo laikytis iki galo, nesiskaitant nei su sveikata, nei su gyvybe. Žinoma, tai pagrindinis faktorius. Tačiau buvo ir kitų aplinkybių ir vienoje iš jų man tiesiogiai teko dalyvauti, ne visiems tai yra žinoma. Tuo metu aš buvau Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas Estijos Respublikoje, bet buvau ir Klaipėdos universiteto profesorius, pusę etato dirbantis, savaitgaliais atskaitydamas paskaitas ir kitus užsiėmimus savo studentams. Taigi, prieš sausio 13, sausio 10 dieną aš buvau atvykęs į Vilnių, mačiau visą tą sudėtingą situaciją, stebėdamas iš aukščiausiosios tarybos ir tėvynininkų protestus ir tą komplikaciją Lietuvos vyriausybėje, Prunskienės atsistatydinimą, naujo premjerministro ir taip toliau. 12-osios pavakary, maždaug apsiraminus, taip atrodė situacijai, aš atvažiavau į Klaipėdą, vėlai vakare, ir vos spėjau užmigti, tuo metu universiteto bendrabutyje, budinčioji beldžia į duris, žiūrėk, kas dedasi Vilniuje. Įjungiu televizorių, juoda. Tačiau už keletos minučių pradėjo transliuoti Kaunas. Aš supratau, kad man reiktų kuo greičiau atsidurti Taline. Tiesiog mano tokia pareiga. Galbūt 10 ar 15 minučių susiruošimui sėdau į mašiną ir per tą naktį į Taliną. Ir labai neapsirikau. Daug ką galima būtų kalbėti apie įvairias detalės, tačiau faktas tas, kad Taline į Taliną sausio 13 dieną atskrido Rusijos federacijos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Borisas Jelcinas. Išlipdamas iš lėktuvo ir pamatęs mane, sako, o, Vytryzdė, tu čia. Todėl, kad mes buvom susipažinę dar Maskvoje, aukščiausioje taryboje. Pasikalbėdavome, nuoširdžiai atvirai su juo. Ir štai šita pažintis labai padėjo. Kadangi Jelcino komanda atsivežė dokumentų projektus
kuriuos turėjo pasirašyti Baltijos šalių aukščiausių tarybų pirmininkai ir Jelcinas kaip Rusijos federacijos aukščiausios tarybos pirmininkas. Aš pasižiūrėjau į vieną iš pagrindinių projektų, tai buvo pareiškimas pasauliui vyriausybėms apie situaciją Baltijos šalyse. Ir paklausiau, estų Latvijų, sakau, jums čia niekas nekliūna. Ne, kuo greičiau, laikas labai ribotas, reikia tuoj pat pasirašyti. Išdrįsau Jelcino paprašyti. Skirkit 15 minučių, o žmogui iš delegacijos reikia kai ką pataisyti. Ir štai viskas, ką aš pasiūliau tame projekte pataisyti, visų buvo priimta. Esminis pataisimas štai toks. Tai čia pačioj preambuloje rašoma, kad konfliktas tarp Sovietų sąjungos vadovybės ir Baltijos Respublikų. Kitaip tariant, kažkoks tai Sovietų sąjungos vidinis konfliktas. Aš siūliau pataisyti. Ne, konfliktas tarp Sovietų sąjungos ir nepriklausomų Baltijos valstybių. Tai visi sutiko, tame skaičiu Jelcinas. Visiškai kito rango dokumentai pasidarė. Ir žinoma, po iškilmingo pasirašymo, tokios nuotraukos, tarp kitko yra Jelcino muziejus. Čia nuotrauka iš Jelcino muziejaus Jekaterinburge. Tai kur 4 atstovai pasirašo. Visi aukščiausių tarybų pirmininkai, na, o Lietuvai aš vienintelis turėjau atstovauti. Tarp kitko po to Jelcinas kreipėsi atvirai į rusų kariškius. Ir ką jis pasakė, kad tie rusų kariškiai, kurie priešučiais prieš teisėtas įvairių valstybių vyriausybės, pačiais Rusijos konstitucija ir turės atsakyti. Ir šitaip Jelcinas pasakė, priėmęs būtent tokią formuluotę, kurią aš pasiūliau. Nenuostabu, kad Gorbačiovui tai nepaprastai nepatiko, skaudu buvo. Todėl, kad, kaip vėliau pastebėjau, po daugelio metų Gorbačiovas atsiminimų knygoje parašė. Įsivaizduojat, ką Jelcinas Staline pasakė, kad Sovietų sąjunga užpuolė Lietuvą. Pasakė Jelcinas tai, ką aš pasiūliau. Ir nenuostabu, kad tą patį vakarą vakarienės metu Jelcino komanda gauna žinią. Jelcinui pavojinga lėktuvu grįžti į Maskvą. O ką tai reiškia, kad pavojinga lėktuvu grįžti? Tai reiškia, kad sužeistų nebus. Ir Jelcinas nežino, ar tai tikras pavojus, ar tik tai įspėjimas, tačiau Jelcinas priėmė kaip tikrą ir neskrido lėktuvu. Jo komanda automobiliais išvažiavo per naktį į Leningradą, iš ten žadėjo traukti, bet kaip vėliau man papasakojo, ne, jie iš Leningrado reisiniu lėktuvu į Maskvą. Gerbiamas profesor. Išsigando to, kad kariškiai gali tam nepaklusti. Ir tai irgi buvo, galima sakyti, svarbus, o gal net ir lemiamas faktorius, kodėl Gorbačiovas buvo priverstas stabdyti agresiją. O kad tai buvo su Gorbačiovo žinia sausio 13 Lietuvos, tai irgi Jelcinas tiesiai pasakė per spaudos konferenciją sausio 13. Kad jis tik tai iš Gorbačiovo ir Jakovo girdėjęs, kad vietiniai galėjo sukelti šitą. Gerbiamas profesoriau, pratęskime diskusiją jau kai prie kavos puodelio, kuris irgi yra. Taip, žinoma, ilgai galima kalbėti. Tai pratęsim diskusiją prie kavos puodelio. Ne, yra įdomu, bet
Laikas mus spaudžia. Gerbėmieji, yra dar ir kavos ir jūs tikrai galite, ar arbata ten, aš nežinau, jo nežinau. Taigi, gerbėmieji, laikas irgi yra svarbus mums ir 1,5 valandos prabėgo ir manyčiau, kad turbūt jums buvo įdomu paklausyti ir šitų įvykių dalyvių ir tai, ką profesorius ką tik tai papasakojo apie menkai žinomą epizodą, žinoma istorija, bet menkai žinoma. Tai jeigu kas norės dar bendrauti, savaime suprantama, bendrauti jūs galima, bet oficiali dalis yra pabaigta, aš norėčiau padėkoti labai dalyviams, kur manyčiau buvo tikrai įdomu, nes ta istorija jinai yra gyva ir istorijos veikėjai, kaip sakoma, išeina, bet kai kas lieka, mūsų atmintis turbūt liks ilgiau. Ačiū Jums, viso gero.